Čia panašu dar išliko autentiškų dalių senojo miesto, nes aišku, didžioji dalis yra renovuota. Tas pats grynai ir kitoj pusėje. Dangoraižiai tik tai palei šitą gatvę. Ten matosi šikšnosparniai. But. Tai pasak gido, kažkada čia buvo jūra. Sveiki atvykę į Saudo Arabiją. Vėlavo lėktuvas, todėl vėluoja į gyvenamą vietą, todėl reikia skubėti, nes gali po to nebeįleis manęs. Metro toks šiek tiek kosminis atrodo. Aišku, naujas, modernus. Pinigų turi arabai, nepagailėjo. Sveiki visi ir šiandien aš sveikinuosi iš Saudo Arabijos sostinės Rijado. Miestas didžiulis, tai yra didžiausias miestas Arabų pusiasaly, gyventojų tarp 7 ir 8 milijonų, o plotas skirtingai rašoma, bet vienur rašo, kad apie 1600 kvadratinių kilometrų, kitur net iki 2000 kvadratinių kilometrų prirašo. Žodžiu, palyginimui galima palyginti kaip su Londonu, kažkas panašiai. Kas dėl pačios Saudo Arabijos, tai yra didžiulė šalis Arabų pusiasaly, pasauly pagal plotą 12. Ir visam Arabų pusiasaly yra 7 šalis, o Saudo Arabija užima 80% viso ploto pusiasalio. Tai vėlgi, jeigu palyginsim, tai plotas panašus kaip 4 Prancūzijoje. Tai tikrai didžiulė teritorija. Ir dar visai neseniai Saudo Arabija buvo visiškai uždara šalis, į kurią turistai negalėdavo patekti. Įprastai tik tai galėdavo tie religiniai turistai, kurie vykdavo į piligrimystę, į Meką, vadinamą hadžą atlikti. O visiems kitiems buvo šalis uždara iki 2019 metų. Dabar, žodžiu, ir lietuviai, ir kitos tautas jau galime gauti elektroninės vizas. Tiesa, viza yra pakankamai brangi, kainuoja 150 eurų plius minus, bet gera žinia ta, kad viza yra metams ir daugkartinio įvažiavimo. Iki 2017 metų čia moteris ir labai mažai teisų turėjo, tik tai tais minėtais metais jam buvo leista vairuoti, buvo leista dalyvauti sporto renginiuose, taip pat vykti į mokslo įstaigas, į sveikatos priežiūros įstaigas be vyrų palydos. Dabar einu į metro stotį ir pradėsiu tyrinėti miestą. Pagal stotį nesunku atspėti, kad metro yra visiškai naujas ir jisai pradėjo funkcionuoti maždaug prieš 2 mėnesius. Taigi, metro atsidarė tik tai 2024 metų lapkričio gale, nors statybos prasidėjo prieš 10 metų, 2014 pradžiai planavo jie per 4 metus pabaigti, bet kažkur ten nesigavo, ar tai planavime, ar tai finansavime. Skaičiau, kad buvo kažkokių ir korupcijos skandalų, kad kažkas tai iš valdžios žmonių savas firmas buvo pasirinkęs, žodžiu, kaip ir visur, nieko naujo. Bet laimiai metro jau pastatytas, veikia ir viskas atrodo pradžiai labai gerai. Čia matome metro žemėlapį, jisai iš 6 linijų susideda ir berods iš 65 stočių, kažkas panašaus. Prieimo yra bilieto automatai, kas nenori per automatą yra kasoje, galima nusipirkti bilietą ir įėjimas va toks. Metro stotyse rasite ir tualetus. 3 dienų bilietas įprastiniai klasiai kainavo tik tai 20 vietinių pinigų, kas būtų apie 5 eurus. Ir dar 2,5 euro gavosi už kortelę. Tai iš viso 7,50, 3 dienas neribotas važinėjimas su metro.
Nežinau, kiek teisybės, bet internete radau informaciją, kad metro traukiniai yra elektriniai ir be piločiai, tai yra be vairuotojo. Metro yra 3 skirtingų tipų vagonai. Čia va, single yra pagrindas vyram vienišiem. Tada yra family, kur šeimos su vaikais ir moteris. Ir yra pirmos klasės, ten toliau kažkur turėtų būti. Bet žodžiu, yra pirmos klasės, ten brangesni vagonai. Štai čia pirma klasė. Dėl to, kad Saudo Arabija ilgai buvo uždara šalis, kažkaip galvoju, aš ją šiek tiek kitaip įsivaizdavau, galvojau, kad čia kažkuo tai skirsis nuo kitų arabiškų šalių, bet iš pirmo žvilgsnio nieks nesiskiria, gyvenimas kaip ir kitose arabiškose šalyse, tik tai tiek, kad gal čia didžioji dalis moterų su tais hidžabais ar burkom, nesu tikras, kaip tas vadinasi, nu žodžiu, su tom suknelėm, kur tik tai akis matosi, daugiau nieko. Tai jau čia labai daug, didžioji dalis moterų taip apsirengusios. O šiaip moterų matosi čia pakankamai nemažai, net ir dirbančių kažkur tam pačiam oro uoste, muitinės pareigūnės irgi moteris, irgi su tais hidžabais. Žodžiu, gyvenimas verda įprastu tempu. Šiandien vasario 8 dieną ir temperatūra dieną apie 20 laipsnių, nu tokia grinai kaip lietuviškos vasaros pradžia, sakyčiau. O taip, birželio pirmą pusę. Nėra per karšta, bet ir nešalta, vėjelis labai toks švelnus, malonus. Žodžiu, oras super. Dabar priėjau pagrindinę aikštę mieste, vadinasi Dera Square'as. Ir šita aikštė turi istorinę reikšmę. Čia vykdavo egzekucijos, mirties bausmės tai yra. Saudo Arabijoje mirties bausmė vis dar yra išlikus. Ir vienas iš atlikimo būdų yra nukertant galvą. Tai šitoj vietoje šalis yra išskirtinė, nes be Saudo Arabijos tik tai Jemene bėra likus galvos nukirtimo bausmė ir vienoj valstijoje Nigerijoje. Nors dabar, bent jau Saudo Arabijoje, šitos egzekucijos jau nebėra viešos. Aikštė randasi ir viena iš didžiausių mečečių visoje Saudo Arabijoje. Pavadinimą užmesiu ant ekrano, jis pakankamai ilgas. Pagal internetą šita mečetė talpina 17 000 žmonių. Visai šalia aikštės yra fortas pavadinimu Masmak. Išorė dabar renovuojama, neaišku kaip vidus. Eisim pasižiūrėsim. Į fortą patekti šiuo metu nėra galimybės, nes vyksta renovacija. Musulmonų moterų apranga atrodo pakankamai nebrangi, tai arba 50 arba 30 vietinių realų, tai kad gauti eurus reikia dalinti iš 4. Tai vieni kainuoja 12,5, kiti tik tai 7,5. Čia turime kažkokių tai sendaikčių turgų.
Jau gatvėje radau tiesiog pardavinėję saldumynus. Čia sakė kažkas saldaus, kas čia tiksliai neįsiaiškinau. Čia tokie yra pyragėliai su vištiena, datulės ir kava arbata. Atvykau į vietinę kavinę, metas pavalgyti. Atkeliavo maistas, turim šakšuką, duoną ir pieninę arbatą. Paprastai, bet labai skaniai pavalgiau, šitaip žandai rauga. Už viską sumokėjau apie 3 eurus. O čia jau modernusis Rijadas. Vien betono džiunglės aplinkui. Nauji pastatai, dangoraižiai, metro, kranai sukasi, statybos vis dar vyksta. Atvykau į senąją Saudo Arabijos sostinę, vadinasi Dirija. Tiksliau tai buvo net pirmoji sostinė jau suvienytos Saudo Arabijos. Visi pastatai statyti iš molio. Čia išvis tokia kaip oazė atrodo dykumoje. Taigi šitas senovinis miestas Al-Dirija jau yra žinomas nuo 15 mūsų eros amžiaus ir apie 100 metų nuo 17 amžiaus pradžios iki 18 pradžios amžiaus buvo šalies sostinė. Tai buvo pirmoji suvienytos Saudo Arabijos sostinė. Miestas randasi visai šalia Rijado, galima sakyti kaip Rijado priemiestis. Tik tai vienas niuansas yra čia atvykti, viešojo transporto bent jau neradau. Bet gera naujiena ta, kad taksi čia Rijade pakankamai nebrangus. Tai man apie 10 km atvažiuoti iki čia kainavo 5 eurai plus minus. Beje, miestas įtrauktas į UNESCO kultūrinį paveldą ir kad patekti į miesto teritoriją reikia turėti bilietus. Tai dienos metu bilietas būna nemokamas, galima jį gauti net ir atvykus, nusiskanuoti QR kodą, prisiregistruoti, suvesti visus duomenis ir tada gaunate tą nemokamą bilietą. Jeigu atvyksite po 5 valandos vakaro, tada jau įėjimas mokamas, kas būtų 50 vietinių realų, tai yra apie 12,5 euro, bet kiek žinau, tos 50 realų galima po to panaudoti kavinėse, restoranuose tą sumą. Jei neklystu. Diena čia pakankamai taip tuščia atrodo, bent jau šiandien. Toks vaizdas, kaip būtų Ramadanas, nors dar neprasidės Ramadanas, jisai bus tik tai maždaug už 3 savaičių, vasario gale. Bet jausmas panašus, kad atrodo, kad visi ilsisi, neturi jėgų, nepavalgę, neišgėrę vandens. Einam link vienų iš rūmų čia šitoj Dirijoj. Tai čia vat yra tos senosios sostinės žemėlapis parodytas su visom lankytinam vietom ir netgi yra rekomendacinis kaip maršrutas. Žodžiu, jis va šitaip visur eina per visą miestą ir apie 60 minučių turėtų užtrukti, bent jau taip rašo. Tai čia pasirodo yra vienas iš didžiausių išlikusių molinių miestų pasaulyje. Ir nuo 20 jisai yra įtrauktas į UNESCO. Čia vietomis ryškiai matosi, kad aišku renovuota, viskas naujai padaryta, ta pačia tematika. O vietomis atrodo, kad išlikę autentiški
Nu, bent jau dalis namų tų, sakykime, molinių. Štai čia turime senosios sostinės mečetę. Tokia nedidelė, kompaktiška, simpatiška. Šiaip įdomus miestas ir tikrai verta pamatyti, toks neeilinis. Net nežinau, ar esu kažką tokio panašaus matęs. Reiktų pagalvoti. Iš čia va matosi, kaip ėjo gynybinė siena palei miestą. Štai čia, kur matome griuvėsius, kažkada tai buvo mečetė. Dabar tik tai liekanas iš to, kas liko. O mečetę sugriovė, į miestą įsiveržė otomanai. Tai buvo 1818 metais ir nuo tada Aldirija nustojo būti Saudo Arabijos sostinė, nes tiesiog visa šalis buvo užkariauta otomanų. Čia panašu dar išliko autentiškų dalių senojo miesto, nes aišku didžioji dalis yra renovuota, kadangi UNESCO kultūrinis paveldas, tai manau ir priežiūra reikalinga atitinkama. Na, pabaigai ką galiu pasakyti, tikrai neeilinė ir verta aplankyti vieta, įdomi mūsų akiai, tuo labiau ją lengva pasiekti, jinai yra visai šalia dabartinės sostinės. Ir siūlyčiau čia skirti apie 2 valandas iš viso, kad taip neskubant galėtumėte ramiai pasivaikščioti ir apsižiūrėti taip pakankamai viską. Sekanti lankytina vieta man už nugaros, čia yra Kingdom Center arba lietuviškai Karalystės centras. Ir ant stogo turėtumėm rasti apžvalgos aikštelę. Iki saulėlydžio liko apie 40 minučių, tai kaip tik stengiausi pataikyti šitą laiką, kad turėčiau galimybę pamatyti vaizdą iš viršaus tiek dienos metu, tiek vakare sutemus. Dangoraižio aukštis 302 metrai. Nuo pastatymo 2002 metais tai buvo aukščiausias pastatas Saudo Arabijai ir tai truko 10 metų iki 2012 metų, o dabar į top 5 vis dar papuola tarp aukščiausių pastatų šalyje. Dangoraižyje yra prekybos centras apatiniuose aukštuose. Čia šitas vietos pavadinimas Skybridge. Jis pasitinka šiek tiek tokia eilė, bet jinai neatrodo ilga. Gal iki saulėlydžio spėsim papulti.
Pirmas liftas kelia iki 77 aukšto ir dabar reikia pereiti kitą liftą, ten bus pakilimas į 99 aukštą jau. Eilė nebuvo ilga, užtruko eilė apie 10 minučių ir dar apie 10 minučių pakilimas užtruko. Tai va, per 20 minučių mes jau esam viršuje, 99 aukšte, 300 metrų aukštyje. Diena jau eina į pabaigą, bet dar šviesu, bet netrukus saulė turėtų leistis po truputį. Beje, iš čia matosi kitas dangoraižis Al Faisalyje, ten toks, kur su rutuliu viršutiniuose aukštuose, tai ten irgi yra apžvalgos aikštelė, bet visgi nutariau šitą pasirinkti. Bet ten, kas atrodo iš pliusų, tai matosi panorama šitą dangoraižę ir visai gražiai atrodo. Tai jeigu taip pažvelgus, dangoraižiai eina tik tai palei šitą kelią. Vat. Vienas kelias ir kitas kelias ir pagal eina dangoraižiai. Jeigu pasižiūrėsi ir vieną pusę ir kitą, visur dominuoja maža aukštė statyba. Tas pats grina ir kitoj pusėje. Dangoraižiai tik tai palei šitą gatvę. Tai čia yra pats jau dangoraižio viršus. Čia išlenktas gaunasi virš arkos. Jų ilgis kažkur rašė, kad 65 metrai, bet nesu tikras. Čia yra vietas, kur ir selfiuką galima pasidaryti, tik tai kažkodėl mano kamera nefokusuoja. O, kažkas panašesnio. Turiu įtarimą, kad 5 ar 10 metų perspektyvoje čia tų dangoraižių atsiras dar ne vienas ir ne du. Po truputį jau temsta, įsijungia šviesos. 12:06. Jau gerokai sutemo, bet kaip būna dažnai per kamerą, dar atrodo šviesiau nei yra iš tikro. Nes 17 aukšte yra mečetė šito pastato ir tai yra aukščiausia mečetė Saudo Arabijoje. Nauja diena Rijade ir šiandien aš bandysiu ieškoti pasaulio krašto. Šitaip vadinasi vieta, į kurią vyksime ir pasiėmiau grupinę ekskursiją, nes į tą vietą taip paprastai nepateksi. Kiti variantai Važiuosime su tokiais džipais po 6 žmonės mašinoje. 4 varomais arba tranzuoti. Tai visgi optimaliausias variantas būtų ekskursija su grupe. Pirmas sustojimas, jėdinėjimas kupranugariais. Bet jau lyginant su Egipto kupranugariais, tai čia tokie sveikesni atrodo, ne tokie užmušti. Pasiekėme kažkokį tai urvą. Čia berods, kad turėtų būti šikšnosparnių urvas arba Batcave angliškai.
Ali bekle Ali. Flaşı açtım. Hiçbir şey etkilemiyor. Įdomus jausmas šitam urve. Paprastai ruose būna šalta, iškart pajauti, kad vėsiu. Čia gavosi net šilčiau negu laukia. Nežinau, kodėl taip yra. Düşmeyin ha. Ali. Ten matosi šikšnosparniai. بط this بط نعم عربك خفاش Affaş. عربك خفاش this What is this? this same kristal O, matosi, kaip skraido šikšnosparniai. Bayağı. come Drąsiau nebėra, kai šikšnosparnis mato. Amına koyayım ya. Şurada var bir tane. This is take more than 100 tree. They come from the top to down, and the sum of Įsiaiškinau, kodėl šitam urve yra šilta, tai čia pasirodo nėra tas tikras urvas, kaip turėtų būti. Urvai paprastai būna žemėje, tai yra apačioje, o šitas gaunasi čia labiau kaip grota, nes yra kalne. Ta prasme, ne žemėje, bet kalno viduje, tai dėl to čia yra šilta. Pasaulio kraštas visai kažkur čia pat. please be careful with the edge. 1 meter, the maximum. Okay? Please, my Va, koks grožės. Čia dar praraja netrodo baisi. Nukritus nebūtų mirtinas atvejis turbūt. Čia tai jau tikras pasaulio kraštas. Saulė turėtų leistis maždaug kažkokių tai 50 minučių. Tai bus faina. Einant ant šito pasaulio krašto, pradžiai buvo labai vėjuota ir šalta, tai reikėjo striukės, dabar jau kažkaip tas vėjas dingo, nebe taip ir šalta. Bet vis tiek, ypatingai jeigu žiemos mėnesiais vyksit, tai būtinai pasirūpinkit, turėkit kažką šilčiau. Tai pasak gido, kažkada čia buvo jūra. Tai va, visur aplinkui mes matome buvusi jūros dugną. Ir tik tai po to čia viskas taip susiformavo. Atvykti į šitą vietą nuo Riado užtrunka, taip grubiai apie 2 valandas. Ir tai mes stojom, vienas sustojimas buvo su kupranugariais, ten užtrukom 10-15 minučių, kitas buvo sustojimas tualetoje apie 5 ar tai 10 minučių. Žodžiu, jeigu taip tiesiai važiuojant, 1:45 turėtumėt atvažiuoti, bet čia jau nuo miesto pakraščio. Mus paėmė ten jau pačiam miesto pakraštį. Koks aukštas ten, kur žmonės stovi ir kokia praraja.
magiška gamta. Žodžiais nenusakoma. Pradingo saulė kažkur horizonte už debesų. Nepamatysim, kaip jinai nusileis dėja. Bet vis tiek, kaip ten bebūtų, patirtis neeilinė, magiška. Ir tikrai verta čia atvykti bent jau kartą gyvenime. Ekskursijos pabaigai laukia vakarienė, va tokioje vietoje. Ir tada jau turėtų vežti namo. Tokia va paprasta vakarienė.